Sveiki, čia turiu Crystal, Keystar galingiausią planšetinį kompiuterį. Intel 4 branduolių procesorius, visos jungtis USB, HDMI, microSD kortelė. Taip pat didelis 10 colio aukštos rezoliucijos IPS ekranas. Panašus kaip iPad Retina, tai yra labai aukšta rezoliucija ir detalumas. Taip pat visai neblogos spalvos, vienintelis minusas, kad ekranas yra labai blizgus. Ir taip pat dabar veikia maksimaliu ryškumu. Pakankamai standartinė Android operacinė. Dar galite pastebėti, kad tabletas realiai turi netgi 24 gigos vidinės atminties ir taip pat dar papildomą vietą microSD kortelę ir 2 gigus RAM. Tai šiuo metu tai yra labai geras specifikacijas. Kaip matot, puslapiai kraunas pakankamai sparčiai, bet Androidas nebūtų Androidas, jeigu neturėtų savo ypatumų. Tai yra vis tiek išlenda kažkokie nesklandumai, ar tai tiesiog nesijaučia išbaigtumo ir sklandumo, nors procesorius turi nors planšetė turi ypač spartų procesorių ir labai geras specifikacijas. Dar gamintojas pasigyrė, kad jau kitą mėnesį žada pristatyti ir modelius su Windows 8.1, tai kaip tik planuoju juos išbandyti. Ir tikiuosi, ten kaip tik pamatysime žymiai geriau veikiančią ir žymiai labiau išbaigtą Windows operacinę. Čia galime išbandyti žaidimų grafinės galimybės. Gamintojas į planšetę diegia standartinį Androidą ir taip pat iš karto įrašo populiariausias programėlės, tai yra keli žaidimus ir svarbiausias programėlės skirtas Office'ui ir kitom svarbiausiom funkcijom, kurių neturi standartinis Androidas. Kokia kaina yra šitos? 769. Šito Crystal 560, ką tik tikrinau. Su akcija. Mes sakom rekomenduojamas kainas. Jo, rekomenduojamas 799. 699 vietas.